Tapu, eina meškinas be batų. Jis keliauja pas tave, neša bučkį už mane. Koks tavo vardas? Ula. Kiek tau metų? 7. Ula, kas yra teatras? Ulėlis. Dina. O kas yra aktorius? Nežinai, kas yra aktorius? O kas yra režisierius? Kuris sukuria. Mano vardas yra Marija Liutačka. Kiek tau metų? 4 ir 9 mėnesių. Gerai. Marija, o tu žinai, kas yra teatras? Nežinai, kas yra teatras? O gal žinai, kas yra aktorius? Aktorius tas, kuris vaidina. Tadai, kas yra teatras? Teatras, kur vaidina. Aha. O aktorius kas yra? Kuris sukuria. O režisierius? Kuris padeda jiems sukurti filmą. O kaip aktorius ir režisierius draugauja? Jie susitarė ir paskui taip sukūrė filmą. Tai vat. Aha. O tu turi kokį nors savo mėgstamiausią spektaklį? Buvai kad nors spektaklyje? Jo. Kokiam? 3 paršiukai. 3 paršiukai? Taip. Kas tau labiausiai ten patiko? Ai, vilkas. Vilkas. O aktorius koks nors patiko? Patiko. Koks? Nežinau jo vardą. Supratau. Gerai. O tu norėtum kad nors pats vaidinti? Nežinau, gal nelabai. Ši diena man ypatinga, aš esu labai laiminga. Kai pas senelius buvau, kliušį dovanų gavau. Patikėkite tiklai, man visi pavydi, kai kliušelis takeliu į mokyklą lydi. Mano kliušis pukis, visada padukės, šiltas kamuoliukas, tiklas nezašliukas. Liepa, kas yra teatras? Teatras, kai būna visokie spektakliai. Taip. O kas yra aktorius? Aktorius, kuris vaidina. O režisierius? Režisierius, kuris sukuria. O kaip tu atrodo, kaip sutaria aktorius ir režisierius? Kaip jie draugauja? Susitinka, pakalba, sako, ar tu nori būti aktorium, sako taip, jie taip sukuria vaidina. O tu turi kokį nors savo mėgstamą spektaklį? Taip. Kokį? 2. Nu, pasakyk jos. Čipolinos baletas ir Pelenė baletas. Supratau. Aha. O kokį nors savo mėgstamą aktorių turi? Baletas.